Manau, turėtų būti aišku, kad aš esu iš prigimties Vilnietis. Ir taip pat mano vaizdo įrašuose aiškiai atsispindi Antakalnio nacionalizmas ir netgi šovinizmas. Tačiau aš padariau tokį vieną dalyką. Gali tai vadinti išdavystę, gali tai vadinti kuo tik norit. Sveiki atvykę į Vilniaus miestą. Grigaičių kaimą. Labą dieną, aš Gediminas Klinešvit, jūs žiūrit laidą Ta pati Lietuva. Nors gal ir nebe visiškai ta pati, nes taip, čia ne melas, aš iš tiesų palikau Antakalnį. Mano naujajam adrese parašyta Vilniaus miestas, Grigaičių kaimas. Na, nesvarbu, kad Vilnius nusprendė sunaikinti miesto teritorijoje likusių kaimų pavadinimus, bet Grigaičių kaimas amžinai liks mano širdyje. Na, o kaip su Antakalniu? Jisgi irgi buvo mano širdyje amžinai. Bent jau aš taip sakiau, bet aš jį palikau. Ar aš esu išdavikas? Na, nežinau ar visiškai. Nes net ir Grigaičiuose, čia nelabai Grigaičiai, bet Grigaičių kaime, net ir Grigaičių kaime yra kalnų. Ir aš turiu juos lipti tiek vieną dieną. Iš tiesų taip gyvenu iš visų pusių ant kalno, kas yra labai panaši situacija, tik čia kalnas yra ne o tai Antakalnis ant kalno. Visgi tas dalykas išliko. Bet ar nebuvo mano meilė Antakalniui daugiau negu meilė kažkokiem kalnam apskritai? Aš visgi Antakalnį palikau. Kodėl? Dabar jūs galite paklausti. Antakalnis. Gal jis ir sudera su manim bent kiek. Bet Antakalnis yra senų žmonių rajonas. Antakalnyje gavo butus sovietmečių. Nemaža dalis ir tų aukštesnių iš nomenklatūros. Ir šiaip kam labai pasisekė ir kas nesmerkė viešai komunizmo tiesų. Bet Antakalnyje yra keletas naujų namų. Bet vis tiek visur aplinkui dauguma seni žmonės. O Antakalnio sodai, priemiesčiai. Antakalnio suburbija. Ten jau nebe Antakalnis, ten Dvarčionių sodai, ten Okandiškių sodai, Mileižiškių sodai, čia Širšė buvo, arba kažkas, nesvarbu. Antakalnyje sodų yra aplinkui daug, bet tai nėra tikras Antakalnis. Užtat Grigaičių kaimas. Šiaip aš visiškai ne arti šitos vietos gyvenu, tai aš tiesiog pasivaikščioti išėjau šiek tiek ir pakalbėti. Bet Grigaičių kaimas, daug normalesnė vietovė, kur yra ir jaunų žmonių. Aišku, tai ką aš čia darau, juk aš giliai iš širdies esu senas žmogus, aš senutiškas. Man, žinot, jaunimiški dalykai ne visi patinka. Bet gal, kaip tik, aš dabar su savo senatve atvažiuosiu čia. Atvažiavau jau. Ir atvažiavęs dabar aš pataisysiu dalykus, kad ir čia būtų senų žmonių rajonas. Jei taip, galite mane nužudyti. Jeigu nenorite žudyti, praleidžiate gerą progą kažką gero nuveikti. Pirmiau aš norėjau pakalbėti apie Vilniaus viešojo transporto problemas. Gerai, aš nekartosiu savo originalaus vaizdo įrašo tekstų, šiek tiek viską pakeisdamas, bet Vilniaus viešojo transporto problemos arba Vilniaus visuomeninio transporto problemos, nes viešieji tai tualetai, o visuomeninis tai transportas. Bet aš nekalbėsiu nei apie
viešus tualetus, aš kalbėsiu apie visuomeninį transportą. Aš skundžiausi, kad man gyvenančiam tokiam rimtam, geram, arti gyvenimo esančiame rajone, arti centro, arti visko, Antakalnyje, važiuoja tik tai viengubį troleibusai. Dvigubų troleibusų kaip ir dabar nėra čia. Bet iš esmės Antakalnyje yra viengubį troleibusai. Jeigu nori centrą nuvažiuoti, viskas vienguba. Gal važiuoja kas 70 minučių, bet vienguba. Žmonių tikrai ne viengubiems dalykams. Žinot, koks yra skirtumas? Aš gyvenu kažkokiam Grigaičių kaime, Vilniaus mieste Grigaičių kaime. Ir čia važiuoja dvigubi autobusai, piko metukas, mažiausias intervalas 13 minučių. Kaime. Suburbijoje, bet kaime. Tai yra didžiulis skirtumas. Kodėl taip yra? Kodėl Antakalnis negali gauti dvigubo transporto? Čia reikėtų klausti Benkunsko, bet gal aš jo dabar nieko neklausinėsiu. Aš tiesiog pasakysiu. Aš visą laiką skundžiausi, kaip man nepatinka. Kas vyksta su troleibusais. Kaip jie neprižiūrimi, kaip jie merdė. Aš esu rašęs tiradas. Aš esu rašęs visokiausius aistringus tekstus. Kaip yra blogai elgiamasi. Kad geriau jau išlupt troleibusus ir padaryti tramvajus, negu laikyti juos merdančius. Arba turėti ir vieną ir kitą. Bet svarbiausia, troleibusus reikia arba plėsti, arba naikinti. Dabar koks vidurys, koks Benkunskas daro. Ne. Blogai. Bet čia nėra jokių troleibusų. Gal bus ateityje elektriniai autobusai, jeigu Benkunskas įvykdys savo rinkiminius pažadus. Gal ne. Nežinau. Man elektriniai autobusai niekada nepatiko. Aš jau manau, kad troleibusai geriau už elektrinius autobusus, nes čia yra tiesiog idėja. Kas jeigu mes paimam elektrinį autobusą ir padarom, kad jis maršruto eigoje pasikrautų ant specialių vietų, kurias mes prikabinam? Ar čia ne puikiai idėja? Jis tik dalį maršruto nuvažiuotų. Tai čia mes sugrįžom prie troleibusų su autonominė eiga. Tai todėl aš noriu, kad būtų troleibusai. Aš noriu, kad būtų geri troleibusai. Aš nenoriu tokių kaip dabar. Be autonominės eigos, be plėtimo, geriau jau daryti tramvajų. O čia dvigubi autobusai. Ir kas, kad 2000 metų gamybos šįryt atvažiavo seniausias Vilniuje, teko važiuoti. Aš jau esu daręs Facebook'o transliaciją, kur aš jį visai apibūdinu. Aš esu juo 2 kartus važiavęs, bet pasitaiko ir naujų, tai pavyzdžiui, šiandien popiet važiavau ir naujų. Dabar ne apie naujumą turėtų kalba eiti. Svarbiausia, kad čia transportas egzistuoja. Jis nėra tiek prikeštas. Toliau kalbėsiu apie tai, ką visi žinot. Mano neapykanta Olandų žiedui. Olandų žiedas, vien tie žodžiai skausmą kelia širdyje. Kaip gali būti toks baisus žiedas, kurio nieks nesutvarko? Zuokas būtų sutvarkęs. Ir šiaip man Zuokas, nuoširdžiai pasakysiu, jis pastaruoju metu padaręs yra tokių dalykų, už kuriuos aš jam šiaip neatleisčiau, bet kadangi jis yra geresnis meras nei Benkunskas, tai aš su sugniaužtais dantim ir štai tokiu nepasitenkinimu priimu. Tai kaip, ką žinau, bloga diena, neišsimiegojo, per daug prisigėrė. Gal nieko, bus blaivas vieną dieną ir padarys tramvajų. Bet ne apie Zuoką kalbu dabar. Kalbu apie tai, kaip kamščiai Antakalnis. Tikrai kamštingas rajonas. Yra tokia dažna kritika. Antakalnis. Viena gatvė, ten nieko daugiau nėra. Šiaip iš tiesų ne viena gatvė. Bet jeigu nori nuvažiuoti į centrą, tai yra tik viena pagrindinė gatvė. Galima šunkeliais lyst, bet kokia prasmė, jeigu yra pagrindinė gatvė. Ta pagrindinė gatvė važiuoja mašina, kamščiai, važiuoja visuomeniniu transportu, kamščiai. Tas ta kamštį kelia Olandų žiedas. Ar tik ne lietuvių, tai yra LTSR kilmės galimai. Taip, nes čia sovietai padarė, kaip ir didžiąją dalį infrastruktūros centriniam Vilniuje, kaip jie drįso tokius dalykus. O mes nekeičiam, mes paliekam ir padarom mandresnės eismo juostas. Mes durniai. Būkim protingesni už sovietus. Ir čia yra žiedas,
prie stotelės, visuomeninio transporto stotelės Grigaičiai. Ir tas žiedas yra mažiukas. Jis visai veikia. Nu taip, yra kamščiai naujojoj Vilnioj. Bet jeigu važiuoji į tą pusę, tai tau net ir per tą žiedą nereikia važiuoti. Jeigu važiuoji tiesiai į centrą, tai važiuoji tokia kontroversiška šviesoforinė sankryža, po to dar viena kontroversiška šviesoforinė sankryža, bet čia jau pietinio senamiesčio, ir taip pat Kaunėnų problemos, bet ne Grigaičių kaimo. Čia tai eismas geriausias, ten tai jau klinikų stotelė, nueini ir kamščiai žiūri. Bet aš nežiūrėsiu dabar į kamščius. Aš žiūrėsiu į Antakalnio ligoninę, kuri pastaruoju metu ne tai, kad padidino smėlio kalną, ne tai, kad šiek tiek pripylė ant jo daugiau smėlio. Taip, tas smėlio kalną, kur aš pykau, kaip jie užtvėrė kelią, kalnų pristatė, kaip jie drįsta niekadėjai. Bet iš tiesų, dabar dar didesni kalnai. Ten dabar užblokuotas praėjimas tarp kalnų. Tai reiškia, iš vis jie jau padirbėjo ir jie taip baisiai pasielgė. Aš jiems neatleisiu niekada. Žinot, jeigu aš kada mirsiu ir mane nuveš į Antakalnio ligoninę pagydyti, tai aš neleisiu jiems manęs pagydyti ir geriau liksiu miręs. O šiaip galėtų jie mane pagydyti. Ar žinojote, kad ligoninės gydo mirusius žmones? Taip, tai stebuklas. Žinau. Taip pat žinau, kad aš einu iš proto. Aš gyvenau tokiam vienam naujesniam, geltonam daugiabutyje, ne sovietiniam, postsovietiniam. Ir ten viskas buvo per maža, bet taip pat viskas buvo normalu, ta prasme, kad ten nieko nevyko baisus. Ir tada vieną dieną įvyko spalio revoliucija ir žmonės sako, ten NPC, namų priežiūros centras, mums nereikia jo ir mes padarysim, žinot ką mes padarysim? Žinot ką? Ogi mes nuversim šitą buožių valdžią ir padarysim savo daugiabučio namo bendriją. Tai puikiai revoliucinė idėja, kaip pagirtina, kaip nuostabu, kaip gera girdėti. Nes revoliucijos, ypač spalio revoliucijos, ten nežinau, ar buvo spalis tiesiog. Šiaip 1/12 šansas, kad pataikysiu. Ir nežinau, kad kartais galima pataikyti, kartais ir ne. Bet tiesa ta. Iš karto mokesčiai, kameros mokesčiai, kažką patvarkom mokesčiai, stogas pačiūrės dėl to, kad nieks nenormaliai nesužiūrėjo mokesčiai ir vėl mokesčiai. Šis sakė, mes šitiek mokam jiems, o jie nieko nedaro. O dabar mes mokam jiems ir jie dar labiau nieko nedaro. Ir žinot, kas tai organizuoja? Aš įvardinsiu du ir aš jūs pavadinsiu tiesiai šviesiai dėl to, kas jie yra. Žulikai. Andrius Žolynas ir Vytenis Stungurys. Pirma apie Žolyną. Bendrijos pirmininkas. Tik atsistatydino. Tai yra gera naujiena, bet jie po to ten įsteigė toliau savo kitą valdžią. Ką žinau, čia kaip po Stalino mirties atėjo Chruščiovas. Tai čia iš esmės tas pats. Ar Andrius Žolynas yra Stalinas? Nežinau. Jis labiau yra žulikas, nes jis yra vagys, jis plovė pinigus, jis ten nieko nepadarė, jo ta bendrija yra nesąmonė, jie tiesiog taip brangiai ir nieko gero. Tiesiog absoliučiai, totaliai nežmoniškai apgailėtina ir gėda, kad tokie dalykai ten vyksta. Antras žmogus, Vytenis Stungurys. Buvęs antstolis. Kodėl buvęs? Antstolis pas nusikaltėlius atėjo ir sako, tuk, kas ten? Ten atėjo Vytenis Stungurys ir aš atimsiu iš jūsų asmeniškai, aš atimsiu pinigus. Nes toks mano rodymas. Ir žinot, ką aš su tais pinigais darysiu? Viktorina. Aš tos pinigus padėsiu ten, kur juos reikia padėti.
ir tiesiog laikysiu juos, kaip teismas nurodė. Nei daugiau, nei mažiau, tiek pinigų. Na, jūgi teisėsauga, teisminiai procesai, viskas čia nurodyta. Nu, tai taip ir reikia. Arba B, aš juos padėsiu į kaupiamąjį indėlį banke ir aš tiesiog gausiu palūkanų ir aš pasipelnysiu iš tų pinigų. Tai spėkit, kurį variantą rinkosi Vytenis Stungurys. Tai aišku, kad variantą B. Bet, žinot, na, tokia jau tiesa su tais žulikais. Ir jis buvęs mano kaimynas. Šalia pat jo butas buvo. Nu, koksai žulikas. Ir jūs galite sakyti, oi, ką aš išmėžiu žmogų. Aš jums jį parodžiau straipsnius, viskas yra. Čia yra viešai prieinama situacija. Aš tiesiog išsakau, koks žulikas ir jis irgi turėjo veiklos šitoj namo bendrijoje. Tai va, žulikų bendrija. Ir viskas. Nebėra žulikų, nebėra ligonių, nebėra kamščių, nebėra Vilniaus visuomeninio arba viešojo tualeto transporto problemos. Problemų, visokių tokių dalykų, nebėra ir senukų. Tiksliau sakant, aš pas juos atnešiu, nes kad aš esu senukas. Bet... Nežinau. Dabar pakalbėkime iš šitos pusės. Kas čia vyksta? Kas vyksta šitoj suburbijoj? Ir aš jau dabar einu visiškai į kažkokias vietas. Ir tai labai tinka. Nes pirmas dalykas, ką aš norėjau pasakyti, nu čia kaimas. Matot, kokie gražus žvyro akmenėliai. Ir ne tai, kad normalus žvyras, ne. Jis, va, tiesiog akmenys, tiesiog visur. Tiesiog balos. Žinot, aš būčiau nuėjęs tiesiai. Aš planavau eiti tiesiai vieną gatvę, bet aš ten turėjau tokias balas. Ir man asmeniškai gaila savęs ir savo batų, kelnių, marškinių, galvos, plaukų ir apskritai visko, dėl to, kad aš tiesiog įeisiu į tą balą ir aš tiesiog pranyksiu joje ir gyvenime manęs niekas daugiau nebus nuo to laiko matęs. Na, dėl to, kad balos, čia problemytė, bet žvyrkeliai, nu tai jeigu nebūtų žvyrkelių, nu tai nebūtų ir balų, žinot, nu, ne visiškai tiesa darosi ten balos, viskas ten darosi ir keliuose, nes čia gruntiniai vandenys visur, čia galima dabar kalbėti, va, koks gražus čia beržynai, nu čia labai daug beržynų kažkodėl, ta kalnė irgi yra beržynų, tai gal čia ir yra antakalnis, gal aš jums ir meluoju, bet gal ir nemeluoju, dėl to, kad žvyrkeliai, nu, kas čia tam Grigaičių kaime, nu čia jau net nebe, čia labai jau nebe Grigaičiai, kur aš einu. Tai va, pasigrožėkit miško, aš visiškai nusivažiavau ne ten, kur reikia. Tai va, pasigrožėkit miškais, laukais, pievomis ir šiaip, nu čia taip chaotiškai viskas sustatyta. Čia yra normaliai. Namas. Plynas laukas ir ne tai, kad gražu, žolytė, vėja, pieva, ne kažkokie krūmokšniai, nekrūmokšniai, beržai, keružiai ar kitokie kažkokie tundros augalija, ar čia tundra, ar čia amžinasis įšalas, ar čia lietuva. Na, bet gal čia ir yra normalus rajonas, jeigu atmestume visus žvyrkelius, purvynus ir plynus laukus, žvyro laukus ir neaišku sustatymą bei planus užstatyti viską, visus miškus, viską. Nu, aš nežinau, ką savo galvoja planuotojai, aš turiu pasidėjęs dabar namie savo ant stalo bendrąjį planą, 2005 metų Vilniaus bendrąjį planą. Ir ten buvo parodyta, čia buvo tas planas išvis darytas 97 metais, kaip atrodė jiems, kaip jie įsivaizduoja, kad viskas vyks 2005 metais. Tame bendrajame plane čia pažymėta kaip nenustatytos paskirties valstybinė žemė, kurią galima paimti. Ir čia pavaizduoti keli nameliai, keli laukai, kaip ir buvo seniau. Tie šunys irgi nauji čia, jie neseni čia, jauni ir pikti. Va, dabar galėt pasiklausyti šito gražios foninės muzikos, kurią girdite. Pabėgo. Ne, nebėga.
seka mane, šnipai visur, saugumiečiai. Na, nuo saugumiečių negalima pabėgti. Tik, žinot ką, saugumiečiai gyvena Laurų soduose, senamiestyje ir visur. Suburbsai, suburbija. Šitas dalykas yra daug kritikos jiems. Nes mes čia visokie žmonės, kurie čia gyvena, mes čia visus resursus mes varėmės kažkokie parazitai, visokiausi baisus, kur tinkle miestai taškas net rašo, atrodo, nežinau, ar čia pavydo tirados, ar čia kas, bet kai pasiskaitai, kad ten rašo, tai nenuostabu, kodėl atsitinka spalio ir ar ne spalio, ir ar bet kokios revoliucijos ir daiktai. Toks gyvenimas, bet ar jis turi būti? Nežinau. Suburbija yra toks dalykas, kuris Amerikoje kelia žiaurias problemas. Kai jūs pasižiūrite, kokia ten suburbizacija, kur ten yra ištisi miestai vien suburbsuose. Ten ir transportas yra vien mašinos. Ten keliai asfaltuoti, tai čia esminis skirtumas. Tai visgi negalima sakyti, kad čia tas pats. Nes čia keliai, o ten asfaltuota viskas. Bet Amerikoje visgi yra kitaip, yra kitokia kultūra. Nes čia visi važiuoja į miestą ir iš miesto. Kaip tik ten sakoma, visas visuomeninis transportas blogas, nes jis veža iš suburbsų į miestą, o mieste nieks nedirba. Visi dirba kitose suburbsuose ir reikia tarp suburbsų transporto. Va šitaip sakoma Amerikoje. Ir žinot ką, Lietuvoje visiškai atvirkščiai. Kaip tik yra suburbsai ir yra miestas ir žmonės važiuoja į miestą. Ir todėl visi kamščiai, viskas absoliučiai dedasi. Ir visuomeninis transportas yra, jis tiesiog yra nepernelyg geriausias. Ir jis pačiam mieste yra netgi blogesnis negu kai kuriuose iš šitų suburbsų. Ir kai Valdas Benkunskas dabar žada, kad į tokias nuostabes Vilniaus vieteles, kaip čia, kur yra pramonė, kur yra tušti laukai, kur yra niekas, už kas 15 minučių autobusai iš kažkur, už juos gaus pinigų, iš kažkur, už juos gaus kažką. Aš neįsivaizduoju, kaip pasaulis turėtų veikti, kaip gyvenimas turėtų veikti, kaip apskritai viskas turėtų veikti, kad tai įsigyvendintų. Nes man atrodo, kad neįsigyvendins tokie dalykai. Pažiūrėsim. Jeigu įsigyvenins, tai čia bus tragedija, dėl to, kad čia tiesiog pinigų švaistymas ir mes iš vis kaip valstybė ir kaip miestas bankrutuosim. O dar sako, pausuoko Vilnius bankrutavo. Ne, jis atėjo, kai jis bankrutavo, bet jis išgelbėjo. Nežinau, nerūpi. Zuokas dabar rūpi tai, kad aš visgi esu baisus išdavikas, ne? Aš dabar teisinu. Suburbsus teisinu viską. Šiaip aš nepateisinu, aš tiesiog pasakiau, kad čia skirtingai nei Amerikoje. Iš tiesų taip, čia yra resursai, jie eina į privačius namus ir sako, visi turi gyventi daugiabučiuose. Bet čia tiesiog komunizmas. Ar čia ne laisva valstybė, kur žmonės gali rinktis, kur gyventi, kur jie gali rinktis namus, kur jie gali rinktis viską. Čia resursų kažkoks švaistymas, nėra viskas efektyvu. Ar turi būti viskas pasaulyje efektyvu, tobula ir turim gyventi kažkokioje utopijoje, kur galiausiai išsivysto tokie dalykai kaip Sovietų tarybų ar bet kokia dar, kaip tik pavadinsi, sąjunga ir panašus dalykai. Ką čia visi tie vienkiemiai, ką čia visi tie, kas ten dar kaimai kažkokie, reikia padaryti kolūkius. Tai ir va. Ir dabar kas čia visi tie priemiesčiai, reikia sušaudyti, subombarduoti juos, reikia visus suvaryti blokinius daugiabučius. Tai va, tai tokia ideologija, tai čia yra tiesiog neadekvatu jau taip sakyti. Yra normalus visuomeninis transportas, yra gatvės, yra paklausa ir žmonės tikrai, manau, netgi labiau važiuotų ir viskas būtų gerai, juk čia vaikai jau važiuoja visi į mokyklas, į mokyklas veža, iš mokyklų tai daugiau procentas grįžta, negu į mokyklas veža vaikų, šiaip tą aš pastebėjau faktą gyvenime. Bet ne apie faktus. Šiandien aš kalbėsiu, aš jau beveik baigiu kalbėti, nes jau įvaizdo įrašas eina šitas į pabaigą, kaip ir mano kantrybė. Šituose purvynuose su kažkokiam skraidančiom širšėm ir dar prie geležinkelio vaikščiot. Ai, bet čia, žinot, geležinkelis yra. Ir aš kiekvieną naktį girdžiu kaip traukiniai.
linksmybės. Ne, nu aš nepabundu naktį, bet išmiegodamas atsigulu lovą ir grįžu. Tai čia, žodžiu, traukinių eismas yra labai didelis. Tai va, o stočių nėra. Ten skamba varpeliai. Mano namai, tai barai, restoranai. Tai gal traukinys koks važiuos? Man atrodo, kad važiuos. Būtų labai linksmai, jei važiuotų. Tai žodžiu, bet ne apie linksmybės dabar aš kalbu. Aš kalbu apie tai, kad taip, čia suburbija, bet taip, aš esu laisvas žmogus. Ir aš galiu rinktis gyventi suburbijoje, jeigu įperku. Jei neįperku kaputų, bet neligybės neišspręsi visus suvarydamas į blokinius daugiabučius. Ai, pala, čia stovi tokie tvarkytojai geležinkelių. Su tokiu traukinėliu jie čia kažką taiso, kažką tvarko. Įdomiai, nu bet nesvarbu, ne apie geležinkelių šitą laidą. Aš dar nepasidariau geležinkelių ultra entuziastų ir nežinau, ar pasidarysiu. Ne apie geležinkelius aš kalbu vien apie faktą, kad aš gyvenu suburbsuose. Taip, aš gyvenu suburbsuose ir ką jūs padarysit man? Papipsėsit, pritardami, kad toks jau yra gyvenimas. Šiam pasaulyje visko būna. Ar aš esu baisus išdavikas? Dabar jums pasakysiu. Manau, kad esu. Manau, kad aš esu baisus išdavikas, dėl to, kad aš sėdėjau daug dalykų, kaip čia savas ir ką čia. Aš esu prikalbėjęs visokiausių dalykų, kaip man nepatinka. Tam tikri rajonai, kaip man nepatinka kas, bet iš esmės tiesa ta, kad aš vis tiek liksiu šiek tiek antakalnio šovinistas, bet ta pačiu ir Gačių kaimo šovinistas, tai dabar dvigubos šovinistas. Tai va, žodžiu, manęs nepakeisit, galit mane į psichiatrinę guldyti, bet manęs nepakeisit. Šovinizmo reikia, sveika kartais šovinizmą daryti. Bet žinot, kai jau matot, kad žmogus daro šovinizmą tarp to paties miesto rajonų, tai gal čia jau galit pagalvoti, kad tas žmogus nekalba visiškai rimtai ir galit susivokti, kad šitas žmogus nėra kažkoks totalus dundukas, debiliukas, beprotis ir panašiai. O gal ir yra. Tiesa tik ta, kad beveik baigėsi mano vaizdo įrašas. Liko tik pasakyti, kad traukiniai ir toliau pypšiu ir daro ir panašus garsus. O ta pati Lietuva ir toliau, manau, bus laida. Manau, ir toliau bus vaizdo įrašų, bet jau dabar iš šito naujo suburbsų pasaulio. Nu, aš nemanau, kad aš nebekalbėsiu niekada apie Antakalnį, aš apie viską kalbėsiu. Ir bus vaizdo įrašų, ir bus naujienų, ir bus aistrų, ir bus pykčių, ir bus kontroversijų, ir gal vėl aš būsiu apkaltintas neapykantos kurstymu, terorizmu, baisiu elgesiu, melu, dezinformacija ir visokiais kitokiais įmanomais kaltinimais. Gal ir bus. Laukite to kitose laidos Ta pati Lietuva serijose. Aš Gediminas Klingenšvit. Aš nesuprantu, kas ten pypsi. Pypsėjimas nesibaigs, o šita laida jau baigėsi dabar. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia Ta pati Lietuva.